Seimo priklausomybių prevencijos komisija kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos biuru Lietuvoje Pasaulinę dieną be tabako paminėjo iškeldama šūkį "Atskleiskime tiesą, demaskuokime patrauklumą". Tema padiktavo tai, kad šiandien galiojančių sprendimų vis dėlto nepakanka tam, kad Lietuvoje mažėtų rūkančiųjų skaičius. Todėl, pasak Seimo priklausomybių prevencijos komisijos pirmininko profesoriaus Sauliaus Čaplinsko, būtina stiprinti kontrolę ir švietimą. Tačiau apie kokius rūkimui skirtus gaminius reikia kalbėti daugiausiai ir kodėl taip sunkiai žmogus ryžtasi mesti rūkyti. Rūkimas ir tos konvencinės cigaretės, aišku, kad jos turi didesnį kancerogeninį poveikį negu vien tik tai kaitinamas tabakas, kur nebus tų degių medžiagų, lygiai taip pat kaip tas veipinimas arba garinimas. Bet pasakė A, kaip sakant, sakykime, ir B, lygiai taip pat, ypač kalbant apie pildomas arba skysčius, arba kur perkam, neaišku, ką perkam tas kasetės ir kai kalbam apie elektroninės cigaretės, tai neaišku, kas ten yra. Ir cheminės medžiagos, kurias garinam, kurių garus traukiam, jau dabar kuo toliau, tuo daugiau atsiranda duomenų ir neabejotinai tai lygiai taip pat kenkia mūsų sveikatai. Toksikologė Gabija Laubner Sakalauskienė patikina, kad nesvarbu, ar tai tradicinių cigarečių rūkimas, ar elektroninių cigarečių veipinimas, ar tabako uostimas, kramtymas, veikia vienodi priklausomybės mechanizmai, skiriasi tik žalojančio poveikio būdai. Tradiciniai cigaretai, tarkim, yra dervos, nikotinas, anglies monoksidas ir visi suodžiai ir visa kita, bet elektroninė cigaretė turi riebalų, turi formaldehido, propilenglikolių, acetaldehido, sunkiųjų metalų, tų medžiagų, kurių gal ir nėra tradiciniai cigaretai, bet jos žala sveikatai yra nenuginčiamai, gal negaliu sakyti vienodai, bet lygiai tokia pati pavojinga onkologinių įvairių ligų atsiradime, širdies kraujagyslių ligų ir panašiai. Ne tos pačios medžiagos, bet finales savybėmis vis tiek mes turim žalą labai panašiai. Ir paskui jau kitas etapas, kaitinamasis tabakas, kuris jau neturi, kaip ir nieko. Šiaip apie 1 milijardą žmonių nikotiną vartoja ir rūko pasaulyje. Tai yra labai labai dideli skaičiai ir tikrai begalė žmonių nori mesti rūkyti, bet kiekvieną kartą metę apie 70% per savaitę grįžta, o 65% per tos pačius metus. Tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra stimuliuojanti medžiaga, kuri įtraukia į priklausomybę labai labai greitai. Nikotinas tai yra be galo priklausomybę sukelianti medžiaga. Iš metinio pasaulinio mokslininkų dirbančių priklausomybių srityje kongreso vykusio Hamburge grįžęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorius, psichologas Liudas Vincentas Sinevičius pasakoja, kad susitikime nemažai dėmesio buvo skiriama rūkymo žalos palaipsninio mažinimo būdui, alternatyviomis priemonėmis, tarp kurių ir kaitinamasis tabakas. Principas yra tas, kad žmogus tiesiog, jeigu rūko degančias cigaretės, jos labai stipriai kenkia. Alternatyva, bet kokia kita, yra daug mažiau kenkianti. Kad jis nesusirgtų, pavyzdžiui, plaučių vėžių, bet jis toliau patenkintų savo priklausomybę ir vis jo mažindamas. Tiesiog čia yra toksai perėjimas į kitą produktą, kažkokį ten vartoja, pavyzdžiui, mažiau žalojantį ir mūsų tikslas yra taip, kad jisai mažintų ir galiausiai visiškai mestų. Pasak statistikos, apie 73% rūkiusių ar rūkančių Lietuvos gyventojų yra mėginę mesti rūkyti. Iš jų beveik 39% pavyko. Maždaug tiek pat mėgino mesti nesėkmingai. Šeimos gydytoja Jurgita Dudienė patikina, kad atsisakyti rūkymo yra sudėtingas, kantrybės reikalaujantis procesas. Kiekvienas variantas, kokį žmogus išbando, tai tvarkoj. Svarbiausia yra priimti sprendimą. Jeigu mato, kad vieną kartą pabandė, antrą kartą pabandė, grįžta, tikrai yra verta kreiptis į specialistus. Aš susiduriu dabar tikrai su labai nemažu skaičiumi, tokie, kurie meta arba prašo pagalbos. Ir mes aptarėme planą, nes iškart staigiai mesti gali nepavykti, gali tai sukelti kažkokį ir psichologinius nerimo sutrikimus iššaukti. Viena dalis, kuri yra labai motyvuoti, jie eis į gydymo programas ir mes rūkyt, o kita dalis vis tiek visi suprantam, kad jie nemes rūkyt. Tai už tai ir tos diskusijos vyksta, kaip imant Švedijos pavyzdį ir Japonijos, kad pereiti į kitas alternatyvas, tai kaip žalos mažinimo principas rūkymo srity.
Praėjusiu metu pabaigoje Švedija paskelbė, kad pagaliau tapo bedūmė visuomenė. Vos 4,5% Švedijoje gimusių piliečių rūko cigaretes, kas yra žemiau pasaulyje pripažintos 5% ribos, lemiančios, kad šalis būtų sėkmingai išsivadavusi iš cigarečių liūno. Tokią sėkmę lėmė politikų bei medikų koncentravimasis į žalos mažinimo būdus vietoj griežtos draudimų politikos. Žalos mažinimo principą sėkmingai praktikuoja ir Jungtinė karalystė, Naujoji Zelandija, Japonija ir kitos šalis. Tai va, tas žalos mažinimo principas ir yra tas, kad jisai tada, mes suprantam, kad priklausomybė yra smegenų sistemai pokyčiai tam tikri, kurie labai sunkiai valdomi. Ir jeigu nėra motyvacijos, tai tada žiūrim, kokią mažesnę žalą jam patirti iš to. Tai va, apie tai kongrese irgi buvo kalbama, kad reiškia, alternatyvas tada tokius kaip nikotino paučiai, elektroninės cigaretės buvo daug aptariamos, kaitinamo tabako. Tai 3 pagrindiniai iš esmės pakaitalai, kuriuos galima rūkančiam jau žmogui, bet čia mes kalbam apie suaugusius, kuriuos galima pakeisti, kad mažesnę žalą patirtų tas žmogus ir toliau motyvacinį technikas taikyti, kad jisai visiškai mestų. Jeigu tam žmogui, kuris jau yra įnikęs į konvencinį tabaką, į tas konvencinės cigaretės, tai jam iš karto atsisakyti gali būti labai sunku galbūt ir kramtomas arba tabakas, tie vadinami snufai, Švedijoje palaipsniui tapo labai populiarūs ir jie didelę dalim išstūmė būtent tą konvencinį tabaką. Ir todėl Švedijoje ryškiai pastebėta, kad sumažėjo būtent plaučių ligų, sumažėjo širdies kraujagyslių ligų ir kitų, kurias sukelia tas konvencinis tabakas. Tokia Švedijos strategijos nauda yra milžiniška, nes šalyje yra mažiausias su tabaku susijusių ligų procentas ES, o vėžio atveju skaičius 41% mažesnis nei kitose Europos šalyse. Todėl svarbus jos raginimas iš naujo įvesti savo tabako kontrolės strategijas ir žalos mažinimą laikyti pagrindiniu kovos su rūkymu ramsčiu, palengvinančiu ir paties žmogaus apsisprendimą mesti rūkyti. Jeigu žmogus pripranta prie pastovios stimuliacijos, jisai savo gyvenimą tiesiog nebesuvokia kitaip. Suaugę žmonės, dėl ko kreipiasi, tai dažniausiai yra ne dėl pačio rūkymo kaip rūkymo, bet juos dažniausiai atsiunčia jau kiti specialistai, kuomet yra kitų sveikatos bėdų ir reikia padėti žmogui mesti rūkyti. Tai širdies kraujagyslių, onkologinės ligos įvairios, nervų ligos. Kiekvieni metai praleisti rūkant, jie iš tikrųjų palieka pėdsaką pirmiausia kraujagyslėse, kitose organuose visuose išvardintuose. Rūkantys žmonės ne tik tai onkologiją gali užgyventi, ne tik tai plaučių ligas, kažkokius tai lėtinius obstrukcinius plaučių bronchitus, kurie irgi veda į neįgalumą. Tikrai daug kam sunkiai suprantama ir sunkiai priimama demencija. Faktas, kad poveikį viena surūkyta cigaretė, kaip mokslas sako, poveikį kraujagysliai daro 15 valandų. Pasaulyje kasmet skaičiuojama, kad 8 milijonai žmonių miršta nuo rūkymų sukeltų lygų. Ir tai sudaro daugiau negu mirusių nuo AIDS, nuo alkoholio ir narkotikų kartu paėmus. Jeigu mes toleruosim, kad atseit žmogus turi teisę, sakysim, rūkyti ir rūkyti šalia mūsų, paskui gydymas gula ant visų mūsų pečių. Palaikymas to žmogaus, kad jisai turėtų tikslą galbūt palaipsniui iš vis atsisakyti rūkymo. Ir tokiu būdu tos kitos tabako priemonės, tos nedūminančios priemonės gali galbūt padaryti tai pasiekti. Rudenį bandysim inicijuoti platesnę diskusiją, sukviečiant įvairių struktūrų žmonės, kad visi kartu priimtume sprendimą, kad pajudėtume dar stipriau, kaip sakant, į priekį, stiprindami tai, kas veikia, ir žiūrėtume, kaip galima visi kartu pagerinti tai, kur pastangos yra dar nepakankamos.